darbas. Tiesiog atėjo pajautimas padaryti video, pasidalinti kažkuom ir iš tikrųjų tas pajautimas jau buvo kiek seniau ir dabar jisai realizuojasi. Nes galbūt jis buvo priblokuotas ir jo jaučiu, kad čia ir esu dėl to, kad dalintis, skleistis, reikštis. Ne tik dėl to, aišku, bet ir dėl to. Ir ant kiek iš tikrųjų svarbu yra klausyti širdies, intuityvaus vedimo, širdies vedimo. Nes tai iš tikrųjų veda harmoningiausiu keliu. Kartais atrodo, kad tai gali nuvesti visiškai kažkur. Protui taip atrodo. Ego, asmenybei, personai. Nes tai realiai veda iš komforto. Ne visada gal, bet taip. Ir jo pastebėjimas toks apie tą širdies vedimą, tą intuiciją, kad tai yra, kai kyla pirminis pajautimas kažką, tarkim, padaryti, atlikti kažkokį veiksmą, tai dažniausiai yra teisingiausia. Nes po to gali iškilti abejonės ir tada protas sako, gal ne, gal šitą nedaryt, o ar tikrai čia reikia daryt, ar tikrai. Bet kiek kartų jau esu pastebėjęs, kad tas pats pirminis pajautimas, impulsas, jis yra teisingesnis negu antrinės kažkokios abejonės, nes jos kyla iš minčių, iš proto, iš ego. Ir tiesiog kartais yra lengviau pasidalinti kažkuom, negu nesidalinti. Kartais lengviau yra kažką pasakyti, negu nesakyti. Kartais lengviau yra kažką padaryti, negu nedaryti. Nes ta energija, jinai prašosi būti išreikšta, kokia prasmė ją laikyti kažkur savy, vien tik tai užgniaužus tarsi ir tada ta energija, jinai pati tave realiai žlugdo
bet kai tu ją išspinduliuoji, išreiški, žymiai lengviau, tada vyksta tėkmė, neužsistovi ta energija kažkur. Kuo daugiau duodi, tuo daugiau gauni. Realiai toks dėsnis. Bet vėlgi, protas kartais užvelia. Kad reikia tik imti, tarsi. Bet kaip tik, irgi kiek kartų pastebėjau, kad kuo daugiau tu duodi, tuo daugiau iš karto ateina tas laimės, džiaugsmo, tas palaimos, malonės. Ta prasme, tai iš karto įvyksta, nes tu duodi ir energetiškai galima tai iš karto pajausti, kad iš karto ateina atgal kažkokia energija, o tokia džiaugsmingesnė, malonesnė iš karto ateina. Iškart grįžta, netgi dvigubai. Tai dėl to yra faina dalintis, reikštis, skleistis. Nes kaip kokia prasmė, vėlgi. Prasmė, kas yra prasmė? Prasmė yra... Realiai nėra prasmės. Niekas čia neturi prasmės. Prasme... Nu, čia taip, jeigu dar giliau, tai... Viskas yra beprasmiška. Ta prasme, visas laikinumas, visas kitimas. Viskas kinta. Šioje realybėje viskas kinta ir viskas yra laikina. Ir realiai niekas neturi prasmės. Ir irgi toks pastaruoju metu suvokimas, kad nebūtina netgi kažkaip stebėti tos tėkmės, bet tiesiog įsisąmoninti, suvokti, kad ta tėkmė, tas kitimas yra beprasmis. Tai realiai neturi jokios išankstinės prasmės. Prasmę viskam sukuria protas. Ego galima pavadinti irgi. Bet jo, realiai jis neturi prasmės. Bet tai nereiškia, kad tai kažkaip negatyvų ar ten liūdna ar kažkokia tuštuma. Kaip tik ateina džiugesys, tai vis giliau ir giliau suvokus. Nes tikra ta prasmė, jinai ir yra beprasmiškume. Dalykai vyksta, viskas kinta. Suvokimas, kad tai beprasmiška. Bet yra tas, kuris yra. Yra kažkas tas, kuris visą tai stebi. Tas, kuris yra už beprasmybės.
ir už prasmės netgi. Už prasmės ir už beprasmybės. Ir tai yra amžinybė, lengvumas, visata, Dievas, kaip pavadinsiu. Tai yra taip paprasta. Tiesiog yra. Aš esu. Galima naudoti kaip mantrą. Ir vat, aš esu prieš viską. Prieš viską. Prieš kiekvieną prasmę, prieš kiekvieną beprasmybę. Ir tai yra tikra pilnatvė, tikra ramybė, tikra palaima, sielos džiaugsmas. Ačiū.